einam ieškoti vitaminų į daržą. Pasiėmiau patį didžiausią bliūdą, kokį tik tai radau, ir einu skinti česnakų kamblių. Mes sakom kambliai, nežinau kaip jūs, būtų įdomu sužinoti. Tačiau tai yra česnakų žiedynai, kurie yra lobis, kuris skatina mus nesenti, būti sveikiems, energingiems ir nesirgti. Štai mano lysvelė česnakų ir šiandien skinsiu štai tuos vadinamus kamblius arba žiedynus. Būtinai parašykite, kaip jūs juos vadinate. Žiūrėkit, kokia šauni mano pagalbininkė stovi darže. Taip, jinai visą laiką saugo, kad čia nieks nelystų ir informuoja. Tai štai šitose ūseliuose yra alicino. Alicinas tai yra toks sieros junginys, kuris veikia prieš grybelius, prieš virusus, prieš bakterijas. Tai netgi ant duonos skrebučio arba, sakysim, į košę grikių įsimaišius šaukštelį tokio mišinio, jūs gausit fantastišką antioksidantų bombą. Kitas dalykas, štai šitie česnako ūseliai. Jie mažina blogą cholesterolį, mažina kraujospūdį, todėl žmonėms, kurie turi šitas problemas, tikrai labai verta bėgti į savo daržus arba į kaimyno daržus, žinokit. Kol mes neturėjom čia savo daržų, tai aš pasakysiu, kaip buvo. Vienu žodžiu, einu per kaimą, kai mes čia įsigijom sklypą ir klausiu, ar turite kas nors česnakų galiukų? Viena moteriškė sako, taip, turiu, nuskyniau, išmečiau į komposto dėžę. Aš sakau, o kur ta komposto dėžė? Moteriškė sako, tai ten, tai ką, tu lipsi? Sakau, žinoma lipsiu, taigi jūs vitaminus išmetėt. Žodžiu, išsirinkau 8 česnakų galiukus, parsinešiau namo, nuploviau, išdžiovinau, padariau tą, ką sakiau, aliejus, druska, sumaliau ir nunešiau jai. Jūs nepatikėsit, žinokit, kitais metais visam kaime nieks man nedavė nei vieno česnako šito ūselio, nes visi jau žinojo, kokį lobį jie išmeta lauk. Taigi, teko man pačiai auginti česnakus. Bet to tik ir džiaugiuosi. Bet už tai jie man pradžiai davė 10 didelių labai gerų galvučių. Tai čia žieminiai česnakai, kurie peržiemoja gerai, tai įsivaizduokit, jeigu česnakas peržiemoja žiemą, iškenčia tą šaltį, tą tokią mūsų baisią žiemą, tai kiek juose jėgos yra, nepaprastas gėris. Tai grįžtu. Tai vienu žodžiu žmonės, kurie turi antro tipo diabetą, ypatingai ieškokite česnako štai šitų galiukų, nes jie stabilizuoja gliukozės kiekį kraujyje ir padeda esant metaboliniam sindromui. Dar vienas dalykas, tai česnakai veikia kaip antibiotikas. Česnakai skatina tulžies nutekėjimą, o mes žinom, kad gerai nutekanti tulžis tai yra mūsų antibiotikas. Toks gamtinis antibiotikas, netikras, sveikas, normalus, kuris ten visoms žarnyno bakterijoms, ten visiems parazitams sako, lauk iš žarnyno, lauk. Ir visi bėga lauk. Žodžiu, česnakas ir česnako ūseliai turi būti geriausi jūsų draugai. Taigi, ką aš su jais darysiu? Pačius galiukus, kol jie dar minkšti, aš juos sumalsiu su druska ir alyvuogių gerų aliejum, tik tai gerų alyvuogių aliejum. O tokius galiukus, kurie storesnis dalykas, tai yra supjaustysiu dar per pusę, dabar jie labai smagiai lūžta ir užsirauksiu. Turbūt matėte ir turgui tokių raugintų galiukų. Tai čia yra česnakų kambliai, česnakų ūseliai arba česnakų žiedynai, žiedkočiai. Taigi, brangieji, vitaminai gamtoj. Eikite į laukus, daržus ir kaimyno daržus ir rinkite kuo greičiau, kol jie nesumedėjo. Taigi parsinešiau iš daržo šitas nuostabias daržovės ir noriu pasakyti, kaip jas padaryti. Tiesiog padalinam planuosius galiukus į vieną bliūdą, o šitos į kitą. Ir beliks tik tai juos susismulkinti. Tai kokias turite indus, ar 3 litrus, ar 2 litrus, ar dar mažesnius, aš jau pasiruošiau ir sudėjau, tai galima tiesiog pasismulkinti norimo dydžio gabaliukais. Į mažesnius stiklainius galime susipjaustyti mažesniais gabaliukais, o į didesnius stiklainius galima didesniais. Tik prieš tai pageidautina nuplauti, nusausinti arba nudžiovinti saulėje, jie yra kieti, bet aišku, geriau, kad dar būtų minkštučiai. Ir pasiruošiam stiklainiukus. Aš imu ir didesnius, ir mažesnius stiklainiukus ir kaip matote, ant dugno yra prieskoniai skirti agurkų rauginimui. Tai tiesiog dedu po žiupsnį šitų prieskonių ir užpilu karštų vandeniu. Kadangi šitie prieskoniai yra džiovinti, karštas vanduo maksimaliai ištrauks iš jų visą naudą. O paskui jau sudėsime supjaustytus kambliukus, supjaustytus žiedynus ir užpilsime druskos ir vandens tirpalų. Taigi pridedam nepilną stiklainiuką, tiesiog merime tiek, kiek telpa. Galime šiek tiek pagrūsti. Dabar į trasą eina lapeliai. Taigi dedam krapiukus, juoduosius serbentus, o jaunesnius lapelius ir vyšnių 3-4 lapelius. Ir taip paruošiame visus stiklainius. Imame 3 litrus vandens, ar tai šulinio vanduo, pageidautina, kad jisai būtų kietas, be minkštiklių, ir beriam 3 kupinus šaukštus druskos. Šiuo atveju rauginimui renkuosi akmeninę ukrainietišką druską ir gerai išmaišom. Kai druska ištirps, pripilsim šitą tirpalą į stiklainius ir paliksime šiltoj vietoj, kad jisai rūgtų. Išrūgusius česnakų kambliukus galima vartoti ir į salotas, ir šiaip valgyti prie žuvies, prie paukštienos, ir ant omleto dėti. Tiesiog tai yra A, C vitaminas, tai yra geležis, tai yra magnis, tai yra didžiulis turtas, kurį jūs galite tiesiog neišmesti komposto duobę, o suvartoti, nes tai yra gyvi vitaminai. Užpilam. Ir uždarom, paliekam šiltai. Nuostabus gamtos tvarinys stiklainyje, mūsų bakterijos lauks štai šito turto išrūgusio. Rauginti produktai patys veikiausi mūsų žarnyno bakterijoms.
Kągi dabar darysim su likusia dalim? Likusią dalį sumalsim su druska, tačiau jau kita druska, su jūros druska ir su geru alyvuogių aliejum. Ir štai toksai trintinys, galima sakyti, bus supakuotas į mažus stiklainiukus ir bus šaldytuve visą žiemą iki kito derliaus. Tokį paruoštą dalyką mes galime naudoti ant duonos užsitepti, pagardinti sriubą, pagardinti bet kokius kotletus, bet kokį padažą praturtinti. Tai yra nepaprastas vitaminų šaltinis, antioksidantų, saugantis jūsų kraujagyslės, saugantis jūsų virškinimo sistemą ir palaikantis imuninę sistemą. Taigi pasižiūrėkit, kaip greitai viskas pasigamina. Šiek tiek pasismulkinam, kad neužstriktų aparatas, dedam viską į zylę. Konservantas šiuo atveju bus druska ir aliejus. Druskos gerą saują ir pilu aliejaus, kokybiško gero alyvuogių aliejaus, tai yra jūsų ląstelių sveikata, maždaug 300 gramų. Ir viską suplakam. Laikyti reiktų šaldytuve, nes vis dėlto tai yra šviežias, nekonservuotas daiktas ir nepridėti iki viršaus palir likutį, kad nesioksiduotų, užpilti alyvuogių aliejų. Taigi pridedam maždaug tiek ir užpilam gero alyvuogių aliejaus, taip, kad pasidengtų visas šitas paviršius, šaldytuve aliejus sustings ir sudarys tokį apsauginį sluoksnį. Uždengiam ir parašom, kad tai yra 25 metų auksas jūsų stiklainėlyje. Taigi, būkite šaunios šeimininkės ir bėkite į daržus ieškoti česnakų kamblių.